Labas rytas, mielosios sveikos atvykusios į antrą tornado iššūkio dieną. Ir šiandien pradedu su jumis sveikintis iš lauko, nes šiandien mes neturėsime su jumis treniruotės. Treniruotė bus kas antrą dieną, tačiau tam, kad mes palaikytumėm bendrą fizinę būklę ir kad mes judėtumėm, būtumėm sveikos, trupučiuką apie tai, dėl ko reikia daug vaikščioti ir daug judėti, pakalbėsiu netrukus. Aš keliauju pėstute į parduotuvę. Artimiausia parduotuvė pas mane yra apie 1,5 kilometro į vieną pusę. Tai vat, kol eisiu, pabendrausiu su jumis. Einu trupučiuką per kiemus, kadangi labai triukšminga eiti palei kelią ir vėjuota. Labai tikiuosi, kad gerai girdėsis, ką aš šneku. Turiu tokią viltį. Labai tikiuosi, kad jau pasidarėt ryto vizualizaciją. Labai aiškiai ir raiškiai su 3D vaizdu vizualizavote savo tikslą, užsimerkite, pagalvoju, kad jūsų tikslas yra ranka pasiekiamas ir pagalvojate, kaip tas tikslas, kokia jūsų savijauta pasiekus tą tikslą, kaip jis kvepia, kaip jis atrodo, kaip jūs jį liečiat. Ir nepamirštam, kad vizualizuojam savo tikslą 3 kartus per dieną. Štai aš, žinokit, atsiprašau, kalbėsiu su akinukais, nes tikrai labai šviečia saulė ir kažkaip niekaip man nepavyksta neprisimerkus kalbėti, o kaip žinia, akytės reikia saugot, raukšlytės aplink akis, moterų geriausias draugas, atbėga iš karto. Tai va, keliauju į parduotuvę. Žodžiu, apsižiūrėjau, kad neturiu kavos. Dabar iš karto, kol atsimenu, pakalbėsiu apie kavą arbatą. Buvo klausimas apie tai, kokią galima gerti kavą, ar galima gerti kavą su pienu. Tai jeigu žiūrėti labai teisingai teoriškai, ypatingai nevalgymo lange, jau turit žinoti, kas tai yra, pirmam video apie tai kalbėjau, tuo metu, kai mes nevalgome iki pusryčių, galime gerti arbatą ir kavą, arba kavą tik be cukraus ir be pieno. Tačiau, jeigu jūs tik pradėjote tą sveikatinimo kelią, aš visą laiką sakau, nereikia imtis kraštutinumų ir nereikėtų pulti, visko atsisakyti ir, žodžiu, viską mesti, tai galit kokią vieną kavutę su pienu pradžiai palikti. Ir taigi, kaip jau supratot, šios dienos fizinė užduotis yra mažiausiai 10 000 žingsnių. Tai yra aktyvi diena, tai reiškia kiekvieną pasitaikiusią progą, kai tik tai galite, reikėtų nesėsti mašiną ar autobusą ir važiuoti, o eiti. Be abejo, atsižvelgiam į savo galimybės. Tai jeigu vėluojate darbą, tikrai eiti pėsčiom nereikėtų. Tada galbūt jūs galite pasivaikščioti per pietų pertrauką arba vakare. Bet šiandien kviečiu visas rekordininkės, oi, už dabar čia žolę pjavus, blembački, kviečiu visas eiti maksimaliai vietoj, gal čia tada pabūsiu maksimaliai daug, kiek tik galit. Aišku, tie 10 000 žingsnių čia yra toks minimumas, kažkam tai atrodo galbūt labai didelis aktyvumas, bet taip nėra, nes žinokit, mes fiziniai sutvėrimai žmogus, vat kaip toks žinduolis, jisai yra sutvertas būti vertikalioje padėtyje. Ir kai mes atsisėdam arba atsigulam, atsigulam miegoti taip, bet šiaip atsisėdam arba, pavyzdžiui, gulim, žiūrim televizorių. Mes laužom visą sistemą, tai nėra mūsų natūrali padėtis. Mūsų kūnas nėra pratęs ir neturėtų būti naudojamas taip. Vertikali padėtis tik miegojimui. Taigi dėl tų 10 000 žingsnių čia yra minimumas. Mes, pavyzdžiui, atostogų metu, kelionių metu, kai važiuojame kažkur be savo automobilio ir stengiamės kuo daugiau vaikščioti pėsčiomis, tai nueiname ir 20 ir 30 000 žingsnių per dieną ir tiek nueina netgi mano dukrytė, kurie yra 9 metai. Ir jai, jos mažom kojytėm, greičiausiai tai yra dvigubai daugiau žingsnių, kadangi mano žingsnis tai yra platesnis. Tai jeigu aš nueinu 30 000 žingsnių, tai jinai matyti 60 000 nueina. Tai žinokit, ištvermė tai lavina taip pat. Ir visiškai neteisybė, kad, sakykime, mes, kaip čia, gadiname kojas, gadiname sąnarius, be reikalo vaikšto. Žinokit, mūsų sąnariukai, mūsų kūnas, jie yra mums skirti tarnauti. Ir jeigu mes turim sąnarį,
kaip pavyzdys, peties sąnarys ir mano petys turi sugebėti daryti tam tikrus judesius. Aš turiu gebėti pakelti ranką į viršų, į šoną, turiu gebėti padaryti tokį į priekį ir atgal sukimo judesį. Ir jeigu tik tai aš nustoju šitos judesius naudot, mano sąnary mažėja sinoviinio skysčio, tai yra sutepimo sąnary mažėja ir mano sąnarys po trupučiuką atrofuojasi, nes mano kūnas galvoja, kad man šitas judesys nėra reikalingas, tai kam jį be reikalo naudoti. Tai dėl to, pavyzdžiui, kai žmonės po traumų, po kažkokių operacijų, po tam tikrų įvykių, sakykime, kuomet jie yra priversti gulėti lovoje, tikrai kartais pradeda mokytis vaikščioti iš naujo arba, sakykime, visiškai sumažėja pajėgumas kūno ir tam tikrus judesius žmogus turi pradėti lavinti iš naujo ir pereiti pakankamai ilgą reabilitacijos laikotarpį. Tai visą laiką sakau, fizinis aktyvumas tai nėra tas bukas kačialinimasis, kaip daug kas galvoja. Tai nėra tiesiog beprotiški ten atsispaudimai, atsilenkimai, bėgam, stojam ir tu dūsti ir nesupranti, ką tu darai dėl ko. Bendras fizinis aktyvumas, jisai turėtų susidėti iš visų mūsų kūno judesių lavinimo, iš visų galimų amplitudžių lavinimo. Tai nebūtinai jūs turite atlikti, sakykime, fizinę stiprią treniruotę, jeigu jūs neturit galimybę sportuoti, sakykime, esat po traumos ir panašiai, tiesiog, negali šiuo metu. Tai jums sportas galėtų susidaryti vien iš to, sportas, aš taip vadinu, kad jūs mankštinate savo, sakykime, sąnariukus. Kiekvieną sąnarį, ar ne, pečiai, alkūnės, klubai labai svarbu, nes klubai vienas svarbiausių apskritai sąnarių generuoja visą jėgą, nuo klubų labai daug kas priklauso ir traumos, ir nugaros skausmai, ir kojų skausmai, ir visa kita. Keliai, čiurna, mes viską tiesiog mankštinam sukamaisiais judesiais ir bandom pagalvot, kokį judesį privalo mokėti atlikti mano sąnariukas ir, reiškia, kiekvieną sąnariuką išmankštinu. Grįžtų, reiškia, prie mūsų šios dienos tikslo, tai nueiti kuo daugiau žingsnių pėstute. Visi telefonai, man atrodo, turi galimybę, turi ten dabar tas šiuolaikinės programas, kurios skaičiuoja žingsnius, kas turi išmaniuosius laikrodžius. Aš manau, kad daug kas jau moka sekti žingsnius. Jeigu neturi tokio prietaiso, tai tiesiog daug judėkite ir be matavimuose, nesvarbu, kiek nueisit, tiek nueisit. Tai šiandien po šios dienos video kviečiu pasidalinti savo maksimumu, kiek nuėjot, pasižiūrėsim, kuri bus mūsų rekordininkė šios dienos ir kuri nueis daugiausiai žingsnių. O aš tik atsiprašau, kad taip trupučiuką mėtausi nuo temos prie temos. Aš iš tikrųjų gal ir blogai darau, bet man taip atrodo, kad tai yra labiau iš širdies ir labiau natūralu. Aš niekada nesiruošiu, ką aš kalbėsiu. Kartais pasirašau tam tikrus svarbius topikus, ką būtinai turiu paminėti, nepavyksta be akinių, bet daugiausia aš improvizuoju. Tai aš tiesiog įsijungiu kamerą ir improvizuoju, šneku tai, kas tuo metu yra mano galvoj ir dėl to trupučiuką kartais taip mėtausi, pradedu vieną kalbėti, pereinu prie kito. Bet mokausi kažkaip tai vis tas mintis nukreipti vienu srautu, kad manęs klausytis galbūt būtų trupučiuką patogiau, nerėžtų taip ausies. Ir dar ką norėjau grįžti prie temos dėl judėjimo. Manau, kad aš dar jūsų neįtikinau, kad jūs turit daug vaikščioti ir daug judėti. Tai priminsiu dar kelis svarbius aspektus, dėl ko svarbu yra daug judėti. Tai visų pirma, saulė, vitaminas D, dabar yra vasara. Sakoma, kad tam, kad mūsų kūnas pasisavintų vitamino D tiek, kiek jam reikia, parai mes turime apie 30 minučių būti lauke, būti dienos šviesoje, būti saulėje. Tai čia yra pirmas dalykas. Kitas dalykas, be abejo, nuo vitamino D ir priklauso mūsų ir energijos lygis, ir gera nuotaika. Tai kai mes pabūname lauke, turbūt jaučiate, kad mes visiškai kitaip jaučiamės ir visiškai kitaip prasideda diena, jeigu jinai prasideda nuo pasivaikščiojimo lauke. Na ir kągi, kol nueisiu dar iki triukšmingos gatvės, tikiuosi spėsiu įrašyti dar porą punktų. Jau matau tas didelis važinėjančias mašinas. Tai vienas iš tų punktų, mes labai dažnai pervertiname savo aktyvumą. Mes, sakykime, galvojam, kad mes esam labai aktyvūs ir žmogus galvoja, kad jis yra aktyvus dažniausiai, jeigu jisai
bent kažkiek tai juda, sakykime, 3 kartus per savaitę nueina į kokią nors treniruotę, pavyzdžiui, nežinau, pilatesas, šokį ar kažkas. Ir jisai sako, aš gyvenu aktyvų gyvenimo būdą. Bet aktyvus gyvenimo būdas turėtų susidėti iš visų dienų savaitės vidurkio. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, aš dirbu sėdimą darbą, aš iš ryto atsikeliu, atsisėdu į mašiną, važiuoju į darbą, darbe sėdžiu visą dieną, atsikeliu tik nueiti į tualetą ir pietų pertrauką. Per pietų pertrauką vakare atsisėdu į mašiną, važiuoju, pasiimu vaikus ten iš mokyklų, iš darželių, vežioju būrelius, grįžtu namo, gaminu valgyt, pažiūriu teliką ir einu miegot. Pavyzdžiui, tokia dienotvarkė. Tai žinokit, šitam aktyvume aš matau maksimum duok dieve iki 5000 žingsnių ir tiek reikalų. Tai, kad žmogus daug daro, tai nereiškia, kad jis daug daro sveiko ir naudingo savo kūnui. Tai iš šitos visos mano išvardintos dienotvarkės sveiko ir naudingo būtent savo kūnui nieko nebuvo. Tai dėl to, sakykime, kas yra tikrai aktyvus žmogus, tai yra tas žmogus, kuris iš ryto atsikelia, padaro trumpą rytinę mankštą, kaip pavyzdys. Tada dienos metu nueina bent 10 000 žingsnių, tada kokį pusvalanduką padirba su svoriais arba su pasipriešinimu, tai yra padaro šiek tiek sunkesnę treniruotę. Ir visos dienos metu, visą dieną, kol dirbame, kiekvieną valandą, mes atsistojame, pasiražome, išsitiesiam, ištiesiam mūsų stuburą, gal atsipalaiduojam, galbūt prasukam šiek tiek rankas, ir tai yra aktyvaus žmogaus diena. Ir dabar pagalvokime, ar mes kartais savęs nepervertinam. Tai jeigu pervertinam, tai būtinai imam šitą dienotvarkę savo, įsidedam į galvą ir bent jau 10 000 žingsniukų. Čia yra taip lengvai paskaičiuojama, tebūnie 8, tebūnie 11, savo pasirinkit jums patinkantį skaičių. Bet tiek tikrai privalome pajudėti ir nueiti. Išėjau į triukšmingą gatvę, bet labai tikiuosi, kad pavyks dar įrašyti paskutinį argumentą jums, dėl ko reikėtų daug vaikščiot ir iš kur paimti būtent tie 10 000 žingsnių. Tai priminsiu, kad mūsų organizme yra 2 sistemos – kraujotakos sistema ir limfotaka. Tai kraujotaka reiškia kraujas juda venomis ar ne ir limfa juda į viršų nuo apačios. Dabar būna, sakoma, užsistovi limfa. Tai dėl ko neužsistovi kraujas? Tai kraujas neužsistovi, nes jisai turi motoriuką, širdį, kuri visą laiką jį pumpuoja ir paleidžia. Limfa neturi motoriuko ir limfa paleidžia mūsų kūno judėjimas. Paprastas leidimasis ant kulnų, toks pam, tai yra kiekvienas žingsnis, jis paleidžia limfą. Mes iš ryto, kai atsikeliam, mes tokios atrodom užplaukusios, paakiai tokie paburkę, visas kūnas gali būti toks paburkęs. Tai reiškia užsistovėjusi limfa. Kai mes pradedam vaikščiot ir judėt, kiekvienas judesiukas limfa paleidžia ir jinai pradeda važiuoti viršų ir viskas. Ir tas paburkimas nueina. Manau, kad visas su manim sutiksit, kad taip ir yra. Dabar, tam, kad limfa neužsistovėtų, mes turime vėlgi, sakoma, kad padaryti mažiausiai 10 000 žingsnių per dieną ir tada nebus tų pagrindinių problemų. Kaip užsistovėjusi limfa išskyrus patinimus atrodo mūsų organizme, tai yra įvairūs nemalonūs dariniai pažastyse, kirkšny ir panašiai. Žinot, būna tokie spuogeliai negeri susidaro. Tai yra labai blogas prakaito kvapas. Tai yra celiulitas. Tai yra užsistovėjusios limfos požymiai. Tai jeigu mes labai svarbius dalykus šneku, o čia tas mašinos važiuoja. Tai jeigu mes nenorime, kad limfa užsistovėtų, vėlgi, visa tai yra moters sveikata. Aš atsiprašau, kad sakau moters, nes tiesiog mano kanalas yra nukreiptas labiau moteris, bet jeigu vyrukai vadovaujasi mano patarimais, aš esu labai laiminga. Tai jeigu mes norim būti sveikos, gražios, nepabijosiu to žodžio, tai mes visgi turėtumėm atsižvelgti į tą skaičiuką 10 000 žingsnių per dieną ir juos atlikti. Tai dabar ramiai toliau einu į parduotuvę, pasimatysime su jumis prie pusryčių ir prie visos dienos meniu. Grįžau namo, tuoj pradėsiu rodyti mūsų šios dienos meniu ir pasiruošime rytojaus dienai, bet prieš tai turiu jums tokį didelį prašymą. Papasakosiu savo galvos skausmą paskutinių kelių metų.
Vedu MyFitEmpire kanalą ir ilgą laiką galvoju, kokįgi man naudoti, kaip slapyvardį, galbūt taip reikėtų pasakyti. Nes mano auditorija yra ne tik lietuviai, turiu ir užsienio auditorijai kelis kursus. Ir kaip žinia, vardas Jevgenija yra ilgas, sudėtingas, neįprastas. Ir užsienyje tai iš viso anekdotas. Mes kažkada, kai važiavom, skrydom kažkur atostogauti per Londoną, ten bandė įskaityti pasų poskyryje mano vardą. Tai kaip žinia, vietoj J jie taria J ir vietoj G jie taria, kažką G, ar ne? Tai kaip ten bandė perskaityti mano vardą, Jevgenija, tai mes tam vos neapalpom iš juoko. Aš tiesiog suprantu, kad anksčiau ar vėliau man reikia padaryti. Tai aš kreipiuosi jūs pagalbos. Buvau sugalvojusi, kaip man atrodo, labai fainą vardą ir jis turėjo būti toksai, Miss J. Tai tai galėtų būti labai paprastai, sveiki atvykę į mano FitEmpire kanalą, aš esu Miss J ir ten atliksim šiandien tą ir aną. Dabargi pradėjau aš paskui galvoti ir ieškoti, ką reiškia tie visi Miss, Mrs, Mr, MS ir taip toliau. Ir pasirodo, kad Miss yra netekėjusi moteris arba kai jos statusas nežinomas arba mergaitė. Viskas nebetinka. Mano atveju galėtų būti toks MRS. Tik nelabai dar žinau, kaip jis tarėsi. Man atrodo kažkaip panašiai Miss. Nežinau. Bet tada jis man jau nelabai patinka. Gal jūs turit man kokiu nors puikiu pasiūlymų ir padėsite man išspręsti šį galvos skausmą. Nes jau tikrai keli metai aš vis apie tai galvoju, bet nieko gero į galvą nešauna. Čia buvo geriausias variantas ir aš kaip ir jo netekau, galima sakyti. Tai būsiu labai dėkinga už pagalbą, jeigu kažkas turi labai gerą fantaziją ir išmano marketingo dalykus ir galėtų man patarti, kaipgi taip pasivadinti, kad visiems būtų aišku, paprasta, įsimenama, greita ir kad tai greitai tartusi. Taip, o kas liečia mūsų šios dienos meniu, tai pusryčiai pas mane iš esmės jie visą laiką yra panašus. Jie visą laiką yra saldesni, jie visą laiką yra su uogom, pagrindas dažniausiai avižos. Galbūt, kad nebūtų taip nuobodu 10 dienų, parodysiu kelias dienas ir kitokius ir skirtingus trupučiuką pusryčius, bet aš asmeniškai, žinokit, visą laiką labiau orientuojuos į tokius. Tai šiandien pas mus yra varškėčiai su uogom. Taip labai panašu kaip vakar blineliai, tik tai tiek, kad varškė nebegrūdėta, o liesos varškės pusę pakelio dedu. 3 šaukštai stambių avižinių dribsnių. Čia pat eina 1 kiaušinis, čia pat eina pusė pakelio varškės. Taip. Ir galima šiek tiek dėti kepimo miltelių, trupučiuką, kad tiesiog gražesnė forma išeitų. Tai ir tiek, kepam ant 1 šaukštelio aliejaus. Ir galima, žinokit, aš naudoju, rodžiau jau vakar, naudoju valgydama becukrį sirupą. Tai visokių turiu, pavyzdžiui, vėl dar vienas. Becukrį sirupą, bet jeigu, sakykime, tokio neturit ir norit saldaus skonio, tai tikrai rekomenduoju ir pakankamai, kaip pasakyti čia, leidžiama, gal taip galėčiau pasakyti. Pasimkit pusę šaukštelio medaus. Tai bus, jums suteiks saldų skonį, bet didelės žalos tikrai nepridarys, o bus puikiai prevencija tam, kad, sakykime, nenorėtumėte valgyti saldžiai visą dieną. Tai taip, žinokit, ištrinu tokią masę, iš jos formuoju tokius irgi 3 blinelius, galima su smulkiais avižiniais dribsniais šitos blinelius kepti, varškėčius. Tai suformuojam 3 vienetus, kepam ant nedidelės ugnies iš 2 pusių ir tuoj parodysiu, kaip pateikiam ir valgom. Irgi labai greiti pusryčiai, nesvarbu, kiek jūs turite ryte laiko. Tokius blinukus iškepti, tikrai 5 minutės užima nedaugiau, tai 5 minutėm anksčiau atsikelt ir pasidaryti pusryčius, aš manau, kad nėra sudėtinga. Ir kol baigė kepti mano blineliai, parodysiu likusios dienos maistą. Tik primenu, kad nuliniai dienoj, pasiruošimo dienoj, išsamei komentavau 1 ir 2 dienos meniu. Tai dabar perbėgam greitai, tikiuosi viską pasiruošėt.
Tai vat, mano blineliai kepa, pusryčiai. Toliau, pietum valgau vis dar tas pačias, ne tas pačias, kitas, naujas, 2 orkaitėje keptas vištienos blauzdeles su daug daržovių. Šiandien pasipildė pas mane daržovių lėkštutė, raudona paprika, iceberg salotom, viskas, pomidorai, agurkas ir tiek. Nepavyko ridikėlių nupirkti, man nenuskaitė kasoj tų ridikėlių, neturėjau aš laiko laukti. Tai vat, norėjau ridikėlių dar. Gal rytoj. Tai vat, tai pietum daug daržovių pripjaustau tokį kalniuką, gerą kalniuką, mažiausiai 3 kart didesnį negu mėsos porcija daržovių. Ir tada toliau vakarieniai valgome lašišos salotas, 100 gramų lašišos, nesvarbu rūkyta ar būna... Kokia dar būna pakeliuose? Sūdyta turbūt. Žinokit, nesvarbu, bet kokią imkit lašišą, kokia jums skani. Ir vėlgi daug daržovių galima citrinos sultim pagardinti. Šiandien dar tiek. Dar angliavandenių šiandien nevalgom. Tai yra garnyrų papildomų angliavandenių. Aišku, mes valgom angliavandenius, bet mažinam. Ir, galima sakyti, mano blineliai jau paruošti. Ir turime 2 užkandžius, tai šios dienos 2 užkandžiai yra nedidelis bananas ir baltyminis jogurtas. Taip pat apie baltyminius jogurtus komentavau daugiau nuliniam vlogė. Tai va čia yra visos dienos meniu. Mano pusrytukai, blineliai, uogytės, šaukštas graikiško jogurto vietoj grietinės. Aš esu braškių maniakė, ne dėl to, kad jos man stipriai patinka, bet dėl to, kad aš tiesiog jų nupirkau daugiau. Nu ir dabar kelias dienas valgysiu iš eilės braškes, galite valgyti ir kitas uogas, jeigu jums jos patinka labiau. Galite kasdien kaitalioti uogas. Čia tiesiog taip iš realaus gyvenimo nėra tiek galimybių ten perkaliotis ir ką dabar tom braškėm veikti. Taip. Klausimas, žinau, iš karto būna, jeigu aš tiek nesuvalgau, man atrodo, maisto yra per daug. Merginos gali atrodyti, kad maisto yra per daug, nepaisant to, kad čia yra tik tai apie 1500 kalorijų. Nesveiko maisto, pavyzdžiui, picos, burgeriukų, kažko tokio, ne taip, kad nesveiko, ne kaloringo, o taip, nėra nesveiko maisto. Visas maistas yra geras maistas, tik žiūrint kokiom sąlygom ir su kuo jį valgyt. Taip, kaloringo maisto per dieną iš 5, pavyzdžiui, patiekalų ir užkandžių, jeigu užkandžiai yra ledai, batonėliai, kokie nors snikerį paimkim, ar ne, arba šokoladą, kažkokį šokolado plytelę, pusryčiai, pietus, vakarienė, pavyzdžiui, ten picos, burgeriai ir visa kita, mes galim surinkti ir 3 ir 4 tūkstančius kalorijų. Atrodys kiekis panašus, bet kalorijų bus žiauriai daug. Tai va, dažniausiai nesveiko maisto mes galim suvalgyti labai didelius kiekius ir nesiskundžiam, kad mes jo negalim suvalgyti. Nes jis yra skanus, ar ne, ir jis gerai eina, narkolą užsigeriant kokią nors, tai labai gerai. Tai dabar, kas liečia sveikesnį maistą, jo gali atrodyti, kad kiekiai yra tikrai dideli, nes kalorijų yra nedaug. Tai vat, jeigu jūs kol kas nesuvalgot, tai kažkiek, galit kažkiek apmažinti. Nusibraukit galbūt vieną užkandį. Šiaip nereikėtų, bet jeigu jau nėra ką daryti, negi per prievartą kišitą maistą. Ir plus prie to taip gali būti dėl to, jeigu prieš tai, sakykime, mitybos nesilaikėm, tai dar rezervų turim pakankamai, turim ir angliavandenių privalgytų, energijos turim daug, ar ne? Bet už kelių dienų tikrai turėtų tas, net ne alkis, bet turėtų pasivyti, žodžiu, jūsų organizmas jau norėtų daugiau to maisto, tai tada ir valgykit pilną dieną. Dabar negali tai būti, kad žmogus, pavyzdžiui, suvalgo tik tai vienus blinelius ir, pavyzdžiui, suvalgo, sakykime, ten vištieną su daržovėm ir sako, viskas, aš daugiau per visą dieną nieko nenoriu valgyti. Reiškia, čia yra kažkas negerai, čia yra sutrikęs metabolizmas. Nes kiekvienas žmogus, jis turi savo normą, kiek jo organizmui reikia kalorijų per dieną ir dažniausiai tai yra, apie 1,5 ir 2000 yra ta norma, kad žmogus tiesiog palaikytų savo organizmo funkcionavimą, kad visi organizme vykstantis procesai vyktų sklandžiai, kad visi vidaus organai dirbtų sklandžiai, kad žmogus galėtų kvėpuoti, vaikščioti, sėdėti, egzistuoti, net nieko nedarydamas, be fizinių, neimant fizinės veiklos.
Tai žinokit, galite iš tikrųjų internete yra pilna skaičiuoklių, pasiskaičiuoti, kokia ir jūsų yra kalorijų norma dienai. Galite nueiti MyFitEmpire.lt, kur yra mitybos planai. Ten yra aprašymas, kaip pasiskaičiuoti mano dienos kalorijų normą. Tai vat galite pasiskaičiuoti ir jūs matysite, kad jūsų dienos kalorijų norma, nepaisant to, kad jums gali atrodyti, kad čia aš, žodžiu, to negaliu suvalgyti, negaliu tiek daug maisto į save įkišti, jūs pamatysit, kad jinai bus tikrai, virš 1000, apie 2000 galbūt, jeigu jūs esate aktyvi. Ir sakot, kągi man tada daryti, jeigu aš tiek nenoriu. Kas nutinka žmogaus organizmui, jeigu jis nesuvalgo bent jau to minimumo, kuris iš esmės jam priklauso. Tai va tas pats, jeigu mes, pavyzdžiui, kažkokio energijos tiekimo, ar ne, maistas, energija, neduosime namui. Taip labai elementarų tokį pavyzdį, ar ne? Yra namas, jame veikia skalbimo ten mašina, indaplovė, virdulys. Vat įsivaizduojam, kad tai yra mūsų vidaus organai, ar ne? Vat tie visi dalykai, jie televizorius, kompiuteris. Ir yra norma, kiek reikia mums energijos, kad viskas veiktų sklandžiai. Kas nutiktų, jeigu mes duosime tos energijos mažiau? Pavyzdžiui, reikia 1000 vienetų energijos. Čia visiškai elementarus toks pavyzdys, ne? O mes duodam šitam namui 500 vienetų energijos. Kas nutiks? Reiškia, kažkam neužteks. Tada galbūt neveiks indaplovė, nepasileis. Toks vaikiškas pavyzdys. Galbūt neįsijungs televizorius, taip, nes tie 500, kur jie nukeliaus? Jie pasiskirstys kažkur kitur, kur yra būtiniausia, o kitur neužteks. Tas pats ir mūsų organizme. Jeigu mes duodam organizmui per mažai, diena iš dienos. Ne taip, kad per mažai 5 dienas, o savaitgalį dasivarom 5000 kalorijų per parą, ar ne? Tada viskas tvarkoj, ten kažkur kažkas nueina ir normalizuojasi. Bet taip nėra gerai, nes tai yra tiesioginis kelias nutukimą. Jeigu mes duodam mūsų kūnui per mažai energijos, ištisai nedavalgom, tai kas nutinka? Tada mūsų kūnas naudoja energiją ten, kur yra svarbiausia. Būtiniausi dalykai, kas ten, kvėpavimas ar ne, kraujotaka, širdies veikla. Reiškia, kitur kažkur duoda nepakankamai. Reiškia, kažkur kitur pradeda po biškutį strigti darbas. Galbūt virškinimo sistemoje, galbūt nepakanka energijos ar ne, ir ten tada pradeda kažkas streikuoti. Tai kiekvieną kartą atsiminkit, kad tam, kad mūsų organizmas funkcionuotų, mes jam turim duoti mažiausiai tiek, kiek jam reikia. O jeigu mes esame aktyvūs, tai on top ir daugiau tos energijos. Va taip yra paskaičiuojama dienos kalorijų norma. Bet jeigu mes duodam mažiau negu įprasta, reiškia kažkur kažkas pradės šlubuoti. Su laiku, išlys prastom nuotaikom, depresijom, lygom, ir kitais dalykais. Tai atsiminkit šitą pavyzdį. O man dabar skanaus, pradedu valgyti ir netrukus su jumis pasimatysime, iš karto pasidalinsiu rytojaus 3 dienos meniu. Į sveikatą, merginos, nepamirštam visos dienos metu. Pasiruošiam savo gertuvę, patį paprasčiausią buteliuką, 1,5–2 litriukai vandens, vis prisimenam, vis pagurkšnojam. Taip, dabar šiandien 2 dieną, 10 valandą, live YouTube kanale bus gyva transliacija su manimi. Galėsite uždavinėti visus klausimus. Visus bet kokius gyvai klausimus ir diskutuosime, atsakysiu į juos, jeigu klausimų nebus. Tikrai visą laiką turiu ką papasakot, bet galėsime, gyvai pabendrauti. Žinosite, kad aš tuo pačiu metu esu kitoje ekrano pusėje ir mes galim su jumis diskutuoti visais klausimais susijusiais su projektu. Jeigu šioje gyvoje transliacijoje negalėsit dalyvauti, tai planuoju jas daryti kiekvieną pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, 10 valandą Lietuvos laiku. O dabar papasakosiu apie rytojaus 3 dienos produktus. Dabar taip, 3 dieną rodau dabar 1 dienos produktus, bet jeigu neturite laiko gaminti, šiaip viskas labai greit pagaminama bus, galite tą patį meniu kartoti 2 dienas. Ir lygiai taip pat, jeigu aš jums, pavyzdžiui, rodau 4 dienos meniu ir ten pas mane, pavyzdžiui, bus
nežinau, kokia nors jautiena kaip pavyzdys, arba ten lašiša, kurios jūs nevalgot kaip pavyzdys, jūs galite pasiimti bet kokią kitą pilną dieną, pavyzdžiui, pirmą arba antrą dieną, kuri jums skani, faina ir visus produktus jūs valgot. Ir kartoti ją vietoje esančios dienos. Taip pat, aišku, senbuvės, jeigu turit savo mitybos planus, mano sudarytus, tai galit vadovautis bet kokiais mitybos planais, nebūtinai tuo, ką aš rodau čia. Taip, tai mes trečią dieną su jumis valgysim vis dar tuos pačius pusryčius kaip šiandien. Dėl to, kad panaudojam pusę pakelio varškės šiandien blineliam, kurgi dėti kitą pusę. Nieko neišmetam, viskas naudinga. Tai trečią rytą vis dar valgome varškėčius iš avižų, 3 šaukštai avižinių dribsnių, pusę pakelio liosios varškės, 1 kiaušinis, trupučiuką šitų kepimo miltelių. Tas pats, kaip rodžiau prieš porą minutėlių. Tada pietum pagaliau sulaukiam, dabar jau galima po trupučiuką, kadangi organizmas šiek tiek apsivalė jau nuo angliavandenių, jau gali trūkti energijos, jau norisi. Tai mes 3-4 dieną su jumis pridėsim garnyrą. Valgysim ryžius bet kokius. Aš mėgstu plikytų su laukiniais, čia tiesiog mano kaip ir skonio reikalas. Dabar kas liečia ryžius, galima valgyti laukinius ryžius, galima valgyti rudus ryžius, kokius norit. Iš esmės ryžiai taip, jie skiriasi visi pagal glikeminį indeksą, bet kalorijų prasme praktiškai visų ryžių, net ne praktiškai, o visų ryžių kaloringumas yra labai panašus. Tai čia šitoje vietoje tikrai nesiūlau sukti savo galvos, nedarom revoliucijos, o valgom tokius ryžius, kokius mėgstam. Dabar, neatsimenu tik tai, ar čia yra pakeliais šitie ryžiai, nes labai patogu yra pirktis ryžius pakeliais po 100 gramų, nes mums vienas tas pakelis, negalvokit, ne pakeliais, reikės man sverti. Žodžiu, virsim iš karto 100 gramų ryžių 2 dienom prie pietų. Ir 3 dieną ir 4 dieną. Tai reiškia, 100 gramų ryžių verdam, nevirtų, sausų, kruopų 100 gramų. Va taip reikėtų sverti. Ir dalinam į 2 dalis. Jeigu mėgstat šviežiai išvirtus, tai virkit 50 gramų ir kitą dieną 50 gramų. Taip, tai pietus bus ryžiai ir pas mane pietus bus grill krevetės. Dabar su krevetėm toks dalykas, žinau, kad ne visos mėgsta. Tai krevetės pagrinde, čia yra baltymai. Gal kažkurią dieną reikės man išsamiau pakalbėti, kas yra baltymai, angliavandeniai, riebalai. Nežinau, parašykit komentaruose, ar reikia tokio išsamesnio paaiškinimo, ar čia visos viską supranta. Bet iš esmės, baltymai tai yra tai, ko reikia mūsų organizmui. Toks pirmas dalykas, į kurį mes turim atkreipti dėmesį. Nes baltymų mes turim gauti mažiausiai 1 gramą 1 kūno kilogramui. Tai jeigu aš sveriu 54 kilogramus, aš turiu suvalgyti per dieną mažiausiai 54 gramus baltymų. Tai jeigu aš nesportuoju, jeigu aš neturiu kažkokių sportinių tikslų, jeigu aš neleidžiu laiko energingai, kitu atveju apie 1,5 gramo, 1,6 iš esmės yra toks patvirtintas skaičius gramo baltymo 1 kūno kilogramui. Tai žodžiu, baltymas turi nedominuoti, bet turi būti visur pas mus ir pusryčiuose, ir per pietus, ir vakare. Tai vat, krevetės yra grynas baltymas. Dabar, merginos, kas nemėgsta krevečių, pasirenkam bet kokias jūros gerybės, pasirenkam bet kokią žuvį, jeigu nenorit krevečių. Dabar tik tai skirtumas toks, yra žuvis riebi, tai pavyzdžiui lašiša, yra žuvis balta, pavyzdžiui karpis. Tai jeigu mes pasirenkam riebę žuvį, jos porcija mums turėtų būti apie 150 iki 150, plius minus užteks gramų. Jeigu mes pasirenkam baltą žuvį, neriebę, arba pasirenkam krevetės, tai mes galim ir 200 ir net iki 250 gramų grynos mėsytės valgyti. Tai vat, krevetės kaipgi paskaičiuoti, žiūrėkit, čia yra pas mane 338 gramai, čia yra pilnos krevetės su kiautais, su galvom ir visa kita. Tai vat,
Jeigu tai yra 338 gramai, krevetės reikėtų skaičiuoti visą laiką mažiausiai 1:2. Tai vad, kai aš nulūpsiu tas galvas, visus kiautus, jų liks pusė, o gal net ir mažiau. Tai gryno kiekio čia bus apie 170 gramų, o gal ir 150. Jau iki tiek, žinokit, 20 gramų mes tikrai nenusismulkinam. Tai visą laiką vieną dieną yra kažkur mes nuklystam į vieną pusę, kitą pusę nedavalgom mažiau, tai vis tiek, kaip ir minėjau, tai tokia banguojanti linija. Iki 1 gramo tikslumo sverti tikrai nereikalauju niekada. Tai vat, tai kaip aš gaminsiu šitas mano krevetės? Tai šitas krevetės aš kepsiu kepsninė, atsiprašau. Dabar galima gaminti galbūt ir orkaitį. Galima tiesiog išvirti ir pabarstyti prieskoniais, jeigu jums taip yra skanu. Man, pavyzdžiui, skaniau yra grill, tai reiškia, aš jas truputį užmarinuosiu, papjaustysiu česnakiuko, pabarstysiu prieskoniukais ir panaudosiu citrinos sultis be aliejaus. Žodžiu, čia vat, dėl ko siūlau taip gaminti, tas pats, jeigu kepsit žuvį, kepkit galbūt orkaitėj, galbūt ant garų gaminkit, kaip jums skanu ir faina, kad nebūtų papildomai aliejaus. Nes papildomi 10 gramų aliejaus jau yra beveik 100 kalorijų nereikalingų. Įsivaizduojat? Tai va šitoj vietoj aliejų naudojam tada, kada jis yra recepta, kada jis yra privalomas. Tai va kepsiu su greičiausiai. Jeigu nepatingėsiu, gal ir laukia kepsniniai kepsiu. Turiu va tokį va griliuką labai greitai. Iš 2 pusių apkepa ir galima valgyti. Tai vat mano pietus bus ryžiai ir bus krevetės. Nepamirštame daug daržovių, pas mane ta pati lėkštė, žinokit, bet bus skirtingos daržovės, dabar dar neparuošiau. Atsimenam, 5 rūšių vaisiai daržovės per visą dieną, skirtingų spalvų, kiek tai yra įmanoma. Tik nepersistengiam su avokadu, nes avokadas labai kaloringas. Ir beje, avokadas yra vaisius, o ne daržovė. Taip, toliau, vakarienė. Vakarieniai pas mus bus cukinijų blynai, tai vad galite jau žvalgytis, ruoštis, pirkti cukinijas. Ir cukinijų blynam iš esmės mums reikės, jeigu gaminsit tik savo vienai, tai labai sudėtinga, nes viena, plius minus, va tokia va cukinija, kiek jinai yra, kokie gal virš pusę kilogramo. Jinai yra 2 kartam, tai vad per vieną kartą tikrai tiek nesuvalgom. Tai reiškia, reikalinga bus cukinija, bus reikalingas 1 kiaušinis. Šiaip siūlau rašytis produktus, žinokit, merginos. Buvo kažkada klausimas, ar bus PDF failiukas. Tai žinokit, video nemokamam iššūkyje. Tikrai jau dovanokit, aš negaliu tiek laiko skirti, nes laiką skiriu ir kasdieniam filmavimų montavimui. Tada jeigu aš failus sudarinėsiu, žinokit, visiškai nemiegosiu. Jeigu netinka iš video formato, tai mielai prašom www.myfitempire.lt. Yra daugybė sudarytų mitybos planų, juos galima nusipirkti, įsigyti atskirai. Taip. 1 kiaušinis, 1 cukinija 2 kartam. Tada sūris, bet koks mėgstamas jūsų sūris, fermentinis, taip jis vadinasi, plius minus 40-50 gramų. Tada porą šaukštų avižinių miltų, avižiniai miltai. Jie man atrodo čia pilno grūdo avižiniai miltai, jau čia mano į pabaigą pakelis. Jeigu neturite avižinių miltų, galite naudoti pradžioje bet kokius, bet šiaip įsigykit ir mano patarimas turėti avižinius miltus ir kai kažkur reikia naudoti miltus, tai siūlau naudoti avižinius. Juose yra daugiau baltymų, mažiau kalorijų. Žodžiu, sveikesnis variantas miltų, jeigu tokius mėgstat. Taip, ir tada druskytė pipiriukai. Ir kas dar, kaip ir viskas atrodo, ar ne? Tai reiškia, cukinę sutarkuojam, įmušam kiaušinį, įtarkuojam sūrį, įberiam porą šaukštų miltų, viską išmaišom. Jeigu priklauso nuo cukinijos sultingumo, jeigu cukinija labai sultinga, gali būti per skysta. Truputį daugiau įberkit tada miltų. Ir galite netgi ir kepimo miltelių šiek tiek panaudoti. Druskytė, pipirai, ką norit, kažkokius prieskonius. Žinokit, skonis labai panašus kaip bulvinių blynų. Bulviniai blynai su grietinė. Tai vat ir cukinijų blynus kepam, nepersistengiam su aliejum, aliejaus trupučiuką. Kepam iš 2 pusių, taip gerokai apkepam ir galima pateikti su
šaukštų vėlgi graikiško jogurto. Graikiško jogurtą galime pabarstyti netgi krapais, nu va taip labai gražiai išeis, tikrai ir pagal skonį labai panašu į bulvinius blynus su grietinė. Tai žinokit, bet čia yra sveikesnė alternatyva, bet labai skanu. Manau, kad cukinijų blynus gaminsime rytoj kartu, tai dar kartelį 3 dienoj parodysiu, kaip juos gaminti. Ir užkandžiai mūsų 2 dienos, kadangi tai bus išpuola pas mus savaitgalis, ar ne, 3 diena mums išeina 3 dienos. 3 diena išeina pas jūs šeštadienis, tai mes valgysim proteino batonėlį, tikrą saldėsį. Aš valgau, žinokit, visą laiką šiuos, nebūtinai noriu juos reklamuoti, jie yra ne iš pigiausių, bet man nuo jų, mano virškinimas juos normaliai priima. Kitus proteino batonėlius mano organizmas nelabai priima. Tikriausiai ten dėl poliolių, dėl saldiklių. Šiek tiek tada pučia pilvą, toks diskomfortas. Bet pavyzdžiui, šitos proteino batonėlius valgau ramiai. Tai vat turim saldumyną savaitgaliui. Kaip išsirinkti proteino batonėlį? Neapsigaukit su įvairiais pavadinimais, ten fit, sveikeris, sveikuolis ir panašiai, kaip ten jų tik nepavadina. Reikia žiūrėti sudėtyje, kiek yra cukraus. Nes kartais pasižiūri proteino batonėlį, o jame yra cukraus daugiau negu proteiną. Kas yra proteinas? Tai yra baltymai, apie ką prieš tai visai neseniai ir kalbėjau. Taip, tai mes ieškome skilties. Va, maistinė vertė. Va, visą šitą lentelę žiūrim ir mums reikalinga yra eilutė, angliavandeniai, iš kurių cukraus, of which sugars, jeigu jau angliškai žiūrėti, ar ne? Tai va, čia per vieną batonėlį 1,3 gramo cukraus, tik tai. Tai va, ieškom kažkokį sveikesnį iki 4 gramų cukraus per batonėlį, kad būtų ne 30, ne 32, nes tokių pilna. Ir tada antras mūsų užkandis yra greipfrutas. Greipfrutas labai sveikas vaisius, jį galima valgyti ir vakare. Ir jeigu per 10 dienų turėsite kažkada tokių minčių pasiduoti, nuklysti ir norisi valgyti daugiau ir maisto per mažai, turėkit po ranka visą laiką greipfrutą ir papildomai vieną greipfrutą galit visą laiką sau leisti. Žinokit, nieko blogo nuo to nebus. Tai va toks yra mūsų 3 dienos meniu. Tikiuosi viskas tiks ir patiks. Primenu, kad galit krevetės keisti bet kokią žuvytę. Visą kitą bandom valgyti analogiškai, per daug neimprovizuojant. Nes kažkur vienoje vietoje suimprovizuosim, tai trupučiukai jau bus nuokrypis, bet jeigu kiekvienam patiekale improvizuosim, tai tada, žinokit, aš neatsakau už rezultatus ir neaišku, kaip ten kas ten gausis pas mus. Tai va, tai kol kas su maistu yra tokia situacija. Dabar žiūriu, ką dar aš jums būtinai norėjau pasakyti. Apie laivą pasakiau. Primenu taip apie mūsų vizualizaciją. Jeigu dar nesugalvojot tikslą, galbūt jisai pas jūs ateis su laiku, bet nepamirštam 3 kartus per dieną, užsimerkiam, skiriam tam minutėlę. Visos mintis turi, nuo visų problemų mes atsitraukiam. Nuo 1 minutės mūsų gyvenime nieko nenutiks ir pasaulio pabaiga neateis, jeigu mes vieną dieną kažkokių rūpesčių ten nespręsim. Vieną minutę turiu omeny. Užsimerkiam, galvojam apie savo tikslą, vizualizuojam. Pas mane 1000 laimingų moterų einančių kartu su manim šio projekto metu. Ir merginos, kas liečia sportą, prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Kas liečia sportą, žinau, kad šiandien treniruotės nedarom, bet daug žingsniuojam ir komentaruose rašom, kiek pažingsniavom. Tačiau žinau, kad yra tokių sporto maniakių gerąją prasme. Tai vat, sporto maniakės, čia yra tos merginos, kurios jau jeigu aš pradėjau šiandien, aš dabar noriu varyti kasdien, jeigu dieną nepasportuosiu, mano kūnas galvos, kad viskas, aš jau čia atsipalaidavau ir aš jau čia nieko nedarau, tai aš noriu sportuoti kasdien. Tai va tom sporto maniakėm aš įkelsiu į šio video aprašymą nuorodą į treniruotę, kurią jūs galit pasidaryti. Tai bus įrašas iš live treniruotės kito projekto, bet jinai bus dar pakankamai nesudėtinga ir tikrai įsipaišys į mūsų šias treniruotės, taip pat dėsiu nuorodą viso kūno. Tai galit laisvai atlikti tada tą treniruotę, jeigu jau jūs sąžinė graužia. Bet primenu, kad sportuoti kasdien nėra privaloma, kadangi mes vakar pasportavom
Ir šiandien mūsų organizmas naudoja energiją, degina riebaliukus vis tiek, nepaisant to, kad mes nesportuojam, kadangi atsistato mūsų kūnas. Tai kūno atsistatymui mūsų kūnas degina daugiau kalorijų negi įprastai, bet kokiu atveju. Tai netgi jeigu nesportuojam, riebaliukai dega. Dar labai daug noriu jums papasakoti apie savaitgalio pagundas, apie tai, kaip su jom kovot, bet aš labai turiu vilties, kad kadangi iššūkis dar tik prasidėjo, nepaisant to, kad savaitgalis ant nosies ir praktiškai vakare jis jau prasideda, tikiuosi, kad visos mūsų stipruolės merginos, kurios turi savo tikslą, vizualizuoja savo tikslą, tikrai nepasiduos kažkokiom žemiškom smulkmenom, žemiškiem malonumam ir nenusižengs šį savaitgalį bent jau pradžioj. Ir visos kartu toliau keliausim iki pirmadienio, išbūsim sveikoj mityboj. O artėjant kitam savaitgaliui, aš žinau, kad su laiku vis sunkiau ir sunkiau atsispirti, tai aš tikrai prisižadu duoti tipsų, patarimų, lifehackų ir taip toliau, kaip valgyti savaitgalį, kaip apgauti savo organizmą, kaip kokioj kompanijoje, ką pasirinkti iš maisto, jeigu matote, sakykime, esate svečiuose, yra bendras stalas, bet jūs nenorit nusižengti stipriai mitybai. Tai visą tai dar žadu jums papasakoti būtinai. O dabar šiandien susitinkame su jumis 10 valandą live, laukiu visų klausimų ir tikiuosi šiandien turėsit puikią dieną, visom nuostabios dienos, kelių video ir kad tik kuo greičiau jisai pas jūs atsidurtų, pasimatysime rytoj. Iki!